Labas visoms. Labai skubu filmuoti, kadangi jau pradeda temti už lango, taip kad labai nežiūrėkit, ką aš esu apsirengiau, bet kas po ranka buvo, kadangi turiu kai ką jums parodyti, ką visos tikrai labai kartu su manimi laukite. Tai yra Look Fantastic grožio dėžutė. Šiandien tik atėmiau iš pašto ir dieve, kaip aš laukiu, kad aš galėsiu ją išpakuoti, buvau labai gera, nepakavau be jūsų, taip kad ilgai netempusios pradėkime žiauriai įdomu, ką aš gavau. Dar truputėlis prieš istorijas, iš tikrųjų, aš niekada nesu gavusi jokios grožio dėžutės ir tai yra pati pirmoji, kuri iš tikrųjų tikiuosi mane labai nustebins ir viskas, pradėkime. Dėžutėje dar turiu vieną dalyką, tai yra Elle naujasis žurnalas. Niekada neskaičiau, dar to labiau angliškai, tai iš tikrųjų bus labai įdomu peržvelgti, kas čia yra geresnio ir kaina žurnalo, tai yra 4,10 centų, tai jau beveik penktadalis dėžutės. Ir žiūrim, iš tikrųjų tai dėžutė yra tikrai kažkas tokio labai graži rožinė ir joje slepiasi tai, ką kompanija supakavo vasario mėnesį ir pradėkim žiūrėti. Turim viską štai taip gražiai supakuoti. Išsiplėšiusi aš popierių niekada nekaupiu. Ir turim štai visokiausių dalykėlių. Čia yra 10% kažkam nuolaida iš tikrųjų. Man atrodo kažkokiai plaukų priemoniai. Ką žinau, aš ją pasinaudosiu. Tada turime štai tokį kaip ir tokį žurnaliuką, jeigu taip galim pasakyti, ir turbūt jame yra parašyta tai, ką mes galim rasti dėžutėje. Perverskim. Rašo, kad galim rasti priemonės antakiams, tada šepetį, tada kažkokį Lord Berry, žinau, kad merginos labai jį išgyrė, tačiau aš nei firmos nesu girdėjęs, nei nieko. Iš tikrųjų, ne veltui pasirinkau užsienietišką grožio dėžutę, nes norėsiu išbandyti to, ko Lietuvoje nėra. Iš tikrųjų, nevatykim žurnalo, įdomiau kas dėžutėje. Taip, ir atsidarę popieriukus mes randame štai tiek visko. Dar visokių nesąmonių. Ir patį pirmą, ką pagriebiau, pasidėsime, tai yra ta priemonė antakiams, kur aš jums įrodžiau žurnale. Kiek teko matyti, kur merginos išpakavo taipogi Look Fantastic vasario mėnesio dėžutės, tai mačiau, kad jos klykė, džiaugiasi, rėkė, visą kitą jas gavosi. Tai ir pasižiūrėkime, kas čia tokio ypatingo. Dar iš tikrųjų vienas pastebėjimas, tai merginos labai džiaugiasi gavusios dėl to, jog faktas, kad gali būti ne visos spalvos tiks mūsų antakiams, tačiau galim panaudoti puikiai kaip akių šešėlius. Ir štai tokias spalvas aš gavau ir manau, tai tikrai labai įdomus dalykėlis bus išbandyti antakiams. Galų galės išmokti taisyklingai pieštis. Ir yra kažkoks tais dar aplikatorius. Iš tikrųjų viskas yra tokiais šešėliai iš tikrųjų antakiams. Niekada aš nemėgau šešėlių antakiams, bet iš tikrųjų, jeigu taip jau išgyrė, tai manau tikrai verta dėmesio. Tada žiūrim, kas yra toliau. Merginom iš tikrųjų labai patiko šitas dalykėlis, man jis truputėlį pasirodė keistas, bet iš tikrųjų labai įdomus. Tokio dydžio Denman, taip pat kompanija negirdėta šepetis, kurį galima prisisegti prie raktų, tai iš tikrųjų nežinau, ar aš taip daryčiau, bet pabandysiu įsimesti savo kosmetinę, nes visgi šepetį turėti tokį mažą, tai visai man atrodo šaunu. Tada turime, turim Lord Berry, kaip ir sakiau, tą lūpų matinį pieštuką, kaip ir kreidelę, ir turiu aš tokią kaip ir rusvą spalvą, pabandysiu jums parodyti. Iš tikrųjų spalva tai turėtų man patikti, nes tokia labai graži, lyg ir nude atspalvio, tai tikrai labai bus įdomu išbandyti. Kam nepatinka nude atspalviai? Tada turiu, šito tai tikrai nežinau, kas čia tokio, Bedhead, kas čia tokio? Žodžiu, kažkoksai kondicionierius, kuris yra skirtas plaukų galiukams. Iš tikrųjų reiks su priemonė susipažinti, nes aš neįsivaizduoju, kas čia yra. Bet kvepia tai iš tikrųjų žiauriai maloniai.
Ir iš tikrųjų, kaip kondicionierius, viskas labai gražiai išsiskirsto, nieko tokio, mes valysim po to. Tada turime dar vieną tokį kaip ir mėginuką, tai yra Monu Spa relaksuojantis masažo ir kūno aliejus. Štai toks parodysiu ir jums. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kaip jis labai kažkoks nešvarus. Ir jisai kvepia abrikosais tokiais, truputėlis kažkokia šaltmėtė, aš nežinau, kažkas labai panašaus, bet tikrai, manau, artėjančiam sezonui vasaros labai puikiai sais. Ir paskutinis dalykėlis. Viskas. Ir paskutinis dalykėlis tai yra iš Bliss. Greipfrutų ir aloe vera kūno sviestas. Labai, sako, drėkins ir taip toliau. Žinau, kad merginos labai buvo pamiršusios dėl kvapo, tad, su folija. Tad ir man iš tikrųjų visai įdomu išbandyti, gal aš to nutrauksiu. Ir turime štai tokį dalykėlį. Iš tikrųjų, tai kvapas tikrai malonus, bet nei greipfrutų. Jau dabar užuodžiu. Toks intensyvus iš tikrųjų greipfrutų kvapas, tai iš tikrųjų įdomus. Svarbiausia, viską, žinokit, pabaigiam. Ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų dėžutė yra tikrai labai nebloga ir lyginant su lietuviškų kompanijų, kur ten daro grožio dėžutės, tai manau, čia yra truputėlį geriau. Kodėl? Dėl to, jog visos priemonės yra nematytos Lietuvoje ir iš tikrųjų labai yra įdomu išbandyti, o Lietuvoje yra, girdėjau, kad ir priemonės įdeda tos, kurios nelabai galioja, tai nelabai gražu iš kompanijų pusės. Tačiau šitą dėžutę, tai tikrai sakyčiau, šitas dalykas tai bus tikrai kažkas tokio, kurį aš išbandysiu ir jums tikrai papasakosiu. Ir jeigu taip reitinguojant, tai šitas lūpų kreidelė, šita iš tikrųjų atrodo tikrai įdomiai, o tu ir šitas. Gerai, ir šitas. O tie du nelabai. Ten tas kūno aliejus ir tas šepetys, nežinau, nelabai. Bet iš tikrųjų tos priemonės tai tikrai labai bus įdomu išbandyti ir jums papasakoti. Tik dabar beliko nuspręsti, ar norėsiu užsisakyti kovo mėnesio dėžutę ar ne. Iš tikrųjų pasibandyti, pasižiūrėti, tai tikrai buvo įdomu išbandyti, bet dar gerai pagalvosiu. Iš tikrųjų, tai pirmam kartui likau patenkinta, bet apie antrą kartą susimastysiu. Tikiuosi padėjau jums spręsti, ar pirkti šią Look Fantastic dėžutę ar ne. Ir iš tikrųjų noriu padėkoti kaip visą laiką visoms už dėmesį ir susitiksim jau tikrai visai neužilgo, nes jau kaip matot vis dažniau mes susimatome video. Taip kad, iki!